Nu ką, važiuojam. Nežinau, kad ta kamera kažkaip čia keistai statosi. Gal taip geriau. Tai nukerpa galvą, bet čia tokia mašina maža jau. Leafas toks jau yra. Tai kur važiuojam? Važiuojam į barą. Šiandien virtuviai dirbu. Ir visą laiką labai pasigendu sofkutės kokios. Nes ten dažnai virtuvėje būna pasiruošę ir turi kokią porą valandų ramių. Nes žmonės vėliau ateina, o pirmieji dažniausiai nevalgo. Tai mielai nueičiau nusnūščiau ant sofkutės tą valandėlę ar dvi. Būtų nerealiai gerai. Tai jau net kažkada galvoju, reikia pasibrausinti, gal kas atidavinėjęs sofas, kuri dar tokie padari miegojimai būtų. Tai, žodžiu, tai važiuojam. Ką noriu pasakyti dabar, tai papasakoti apie midų. Įsipilčiau dar nuo midų. Šiandien prabudau ryte. Žiūriu, turiu dar porą valandėlių iki baro. Nu ir ką. Įsipilčiau. Nelabai man tas midus patinka. Jis yra rūgštus, bet rūgštus nesurūgęs pagal skonį. Surūgimo skonis kitoks yra. Ir tam yra priežasčių, kodėl jis toks galėjo būti. Nuo pat pradžių buvo toksai, turėjo rūgštelės daugiau, po to sumažėjo, po to vėl atsirado. Bet ką verta žinot, kad midus labai toks keistas gėrimas ir jis ilgalaikis yra. Tai toks ilgalaikis, kad jis ilgai bręsta ir keičiasi. Keičiasi labai stipriai. Ir gali būti, kad nuo to, kad jūs pasiragausite pradžioje nelabai patiks, o po pusmečio metų ar 2 metų jis visiškai kitoks pasidarys. Tai porą metų yra normalus brandinimo laikas, manau, midui. Ne visam, žinoma, priklauso nuo midaus rūšies, bet šiaip nereikia bijo pabrandinti ilgiau midų. Tai jeigu jums atrodo, kad nelabai geras balansas ar skonis, neskubėkite pilti lauk, geriau supilstykite buteliukus, pasakykite kur nors tolyn ir pamirškite. Ką pradėjau daryti, tai susirinkau butelių iš baro, bare depozito nepriduodamo pasiėmu savo ir virgiui. Dabar savo išnaudoju, bet virgiui. Ir tos buteliukus supilstome. Tada jie laus. Tai patogu uždaryti kamštelis, jokio užkrato neprisigaudo, oro neprisigaudo per tą vyno kamštį. Jis virgis pradžiai per vyno butelis bandė daryti. Nepaklausė manęs, tai turėjo problemų tuo pačiu. Tai va, dabar lėkiu į barą, šiandien virtuviai. Reikia truputėlį pasiruošti, pačiu vakar, kiek reikės ko prisidaryti maisto papildomai. Tai gerai valandai darbo pasiruošimo, o po to lauksiu žmonių. Turėjom vakar koncertą Trakų gatvėje Lauko pube. Aš nežinau, kodėl mes tam sugalvom daryti, nes ten pianinas stovi. Tai pianiną teko pertimti į kitą kampą, bet 3 jaunimėlis žiauriai kietai, tiesiog su energija. Jie ten daug dainų pernavo, Kernagio daug dainavo. Kernagio ne tik tai, kas populiaru, bet ir tai, kas nėra populiaru. Aš Kernagį gana gerai žinau, ką jis dainavo, nes savo laiku labai daug klausiausi. Bet, žiauriai gera energija ir pozityvas begalinis. Ten žmonės, wow, apakė. Tiek buvo žmonių, kurie atėjo dėl koncertų, tikrai daug labai jų atėjo, nes publika kitokia, vyno taurių tiek sunaudoja per vakarą, nebuvom seniai. Kaip žiūrėsi, alaus barės esam. Tai publika irgi žiauriai įvairi, nuo tikrai matosi geras pajamas turinčių žmonių iki duokit, ką turit pigiausia. Tai viskas ok, kiekvienas mes savo etapus turim, tai jeigu tu neturi pinigų, tai nereiškia negali ateiti į koncertą, tai viskas gerai. O ką reiktų daryti, Trakai žiauriai nedėkinga ta antra salė, nes tie laiptai jie per vidurį stovi, ta užkampiai, vis siauras praėjimas, žiauriai nedėkingas išplanavimas, aš tą ne kartą sakiau, bet kiekvieną kartą stebiuosi, kaip architektas ar dizaineris ten sugalvojo tokias nesąmonės. Kiekvieną kartą, ką bedaryčiau, vis tiek galvoju, pagauti žmogų ir atimti jam licencijas visas, tegu jis eina mokytis kur nors. Žiauru, absoliučiai žiauru. Tai patalpumo atrodo savininkai kažkaip nefiksavo to žiaurumo, bet aš... Ačiū.
Bet aš tai, žiauriai nemėgstu to išplanavimo, nes labai trukdo. Tai va, bet ką mes darysim? Mes darysim koncertus, darysim turbūt Bilaikę. Ten labai dėkinga patalpa, labai geras išplanavimas, daug erdvės ir tiesa, ten nėra pianino, bet yra gera erdvė, tai jeigu muzikantai savo gali atsinešti viską, tai kodėl ne? Nes ir publikai vietos daugiau, ir erdvė gera, ir matomumas geras, ir manau, kad ir skambesys bus geras. Tai va, tai Bilaiką padarysim koncertuko, gal nuo rudens. Čia nuo tada, kai laiko atsiras, kai nebereiks be savo visų darbų daryti ir barmenų bei virėjų darbus. Žinot ką, jeigu yra geriausio darbdavio rinkimai, tai pagal tai, kiek kas dabar pas mus darosi, tai turbūt blogiausio darbdavio rinkimus laimėčiau. Nes išeina 3 barmenai iš 5 dabartinių, tai 2 nauji lieka, 3 seniai išeina, 3 virėjos, galim sakyti, išėjo, viena dar liko, bet tai to išeis po savaitės. 6 žmonės per kiek čia laiko? Nuo Liepos pradžios. Nuo Liepos išėjo mūsų viena virėja grįžo į Ukrainą. Liepos gale kita už nesąmonį pridarius išėjo. 3 išeina, nes mokslai. Barmenai viena išeina dėl to, kad darbo grafikas, tai reiškia, nori dirbti dienomis ir už didesnius pinigus, tai viskas, čia sakau, suprantama. Kita išeina tiesiog, kad išeina, nes neklausiu kodėl, nes žinau kodėl, jaučiu. Ir kitas įstojo, tai išvažiuoja kitą miestą mokytis. Tai atrodo, kad blogiausias darbdavys, bet iš tiesų tų priežasčių gana ne. Bum. Būna mašinoje. Tai va, tai atrodo, kad tai, bet tų priežasčių yra objektyvių pakankamai. Ką darysi? Tai 3 yra Gertrūda, Raimonda ir Vidmantas. Dabar jie virėjais tampa pilnai, nes mūsų taip realiai 2,5 etato pilnai virėjų turim. Tai kaip ir dar pusę etato turim rezervą barbarui, jeigu taip žiūrint. Kadangi mes galim dirbti 1,5 etato, ar 2 net, iki rugsėjo bus blogai, nes vaikai grįžta ir vaikams į mokyklas. Ir tada prasidės būreliai mokyklos ir visa kita. Tai sumažės to laiko. Bet, ką žinau, dėjom skelbimus, barmenų daug CV prisiuntė, pradėsim atranką. Tai kažkaip dėl barmenų aš mažiau bijau, aš labiau bijau dėl barmenų tik mokymų, nelabai bus ką mokyti. Nes tiem, kurie išeina, nesinori jau duot mokyti, norisi duot mokyti kitiems. Su virėjais tai bėda didžiulė, nes net CV nėra. Mums realiai nereikia virėjo kaip po virėjo su praktika didelė. Mums reikia tiesiog žmogaus, kuris sugeba tvarkingai dirbti. Tai jeigu aš sugebu dirbti, jeigu Gertrūda sugeba dirbti, neturėdami jokio virėjo išsilavinimo praktikos, tai čia manau, kad bet kas gali, kas turi rankas ir galvą, kas šiokia tokia bent. Tai va, tai tokios naujienos. Bet, dar nesakiau, bet įdomu yra tai, kad aš žinojau, kad kadangi kai žmonės ilgiau dirba, tai tu jauti, kuris gali išeiti, kuris negali išeiti. Ir ne visų žmonių matosi. Dalis žmonių dirba, net ir pranešė, kad išeina, dirba vienodai taip pat kaip dirbo, bet kita dalis labai suprastėja darbas. Ir jeigu darbas staiga pradeda prastėti, tu supranti, kad žmogus tuoj pateiks tau prašymą išeiti. Nes pasidaro nebeįdomu dirbti, neaktualu ir dzin viskas. Tai va, tai kai kuriuos žmonės, aš jau seniai sakiau Raimondai, sakau, va, žiūrėk, išeis, nes pradėjo bendravimas pasikeitė labai stipriai į blogąją pusę ir darbas dar pusė velnio. Tiesa, tai nėra taip blogai, bet suprastėjo irgi. Bendravimas labai pradėjo ir pastabas nereaguoti, viskas vienod rodas mušinėta, o kita, tai sakiau, irgi mačiau pagal nuotaiką jau, kad
Sako, gal dar ne, sako, pamatysi. Ir net atspėjau datą, kada išeis. Tai čia toks juokas per ašaras, bet iš to pusės gerai. Pas mus visi šitie barmenai dirbo, 1,5 turbūt dirbo, kita bendroji sumoji su trumpu išėjimu gal 4 metai. O kita virš 2 metų, 2,5 gal metų. Tai visi ilgai dirbo ir dabar toks, kurie startas, kaip sakyti, su personalu, kas nėra blogai, turbūt kartais padaryti.